Dar viena išlydėta mano klientė iš mūsų Vilniaus ofiso. Šį kartą moteris taip pat pas mane kreipėsi su minimalia įmoka, kad galėtų pradėti taupyti ir draustis. Didžioji dalis paskutiniu metu pas mane klientai yra su mažom įmokom, bet tai yra gerai, todėl kad tikrai ne visi gali šiai dienai iš karto atsidėti 100 eurų. Galite tai pradėti daryti nuo 1 euro per dieną ir ką jūs už tai turite? Jūs turite realiai labai gerą draudimą, tikrai didelėm apsaugom galim jį padaryti, jeigu jūsų tikslas daugiau netaupyti, o draustis, kad jeigu jums atsitinka trauma, nukrentat, jeigu jums atsitiko kelionės metu įvykis kažkoks ar ne, trauma, kritinė liga, kažkas dar sudėtingo, tai jūs galėtumėt gauti išmoką ir tai galima daryti su vos 30 eurų per mėnesį, turint didžiulės apsaugas uždėtas už tą 1 eurą per dieną. Aš kalbu apie 20 000 traumas, galima kalbėti apie kritinių lygų 10 000, gyvybės suma gali būti 10 000. Supildom jūsų sveikatos anketą, pasižiūrim, ką jūsų sveikata rodo šiai dienai, koks jūsų yra amžius, viską supildom, pasižiūrim ir mes žinom, kokią įmoką galima atsidėti kiekvieną mėnesį. Bet didžioji dalis klientų tikrai gali rinktis 1 eurą per dieną ir turėti labai geras apsaugas. Tikrai su minimalia įmoka. Pati minimaliausia tai yra 30 eurų.